Taigi sveiki visi, norime pristatyti Jums darbą. Mūsų tema buvo ekonomikos ištakos pagal Hamurabį, Ksenofontą, Platoną ir Aristotelį. Taigi, kalbėdami apie ekonomiką, šiandien ją suprantame kaip mokslą apie išteklių paskirstimą. Tačiau pradėti reikia nuo to, kaip žmonės jau senovėje kėlė klausimus dėl ekonomikos sąvokų, o mąstytojai analizavo prekybą, nuosavybę, darbo pasidalijimą ir valstybės vaidmenį. Šiame pristatyme nagrinėsime, kaip šios idėjos atsispindi šiandien. Tai pristatymo tikslas yra parodyti, kaip 4 mąstytojai formavo ekonominės minties pamatus. Jie visi gyvena skirtingų metų, bet jų idėjos yra svarbios ir šiandien. Tai senovėje nebuvo universitetų ir mokyklų, kurios mokytų ekonomikos, bet jų mintis apie nuosavybę, turtą, darbo paskirstimą ir mainus padėjo vėlesniems teorijoms. Tai buvo pirmosios ekonomikos užuomazgos. Tai jeigu palyginsime visus 4 mąstytojus, taigi pirmas iš jų yra Ksenofontas, tai jis praktikas ūkio valdymą grindė darbo paskirstimu ir efektyvumu. Platonas kūrė idealios visuomenės modelį, kritikavo privačią nuosavybę. Aristotelis yra analitikas, nagrinėja nuosavybės ir mainų etiką, ekonomikos logiką. Hamurabis yra teisininkas, ekonomiką reglamentavo įstatymais ir atsakomybė. Taigi visi 4 skirtingai prisidėjo prie ekonominės minties raidos, nuo praktikos iki teorijos bei nuo etikos iki teisės. Tai pradėsime nuo Hamurabio. Hamurabis yra Babilono karalius. Jo garsiausias palikimas yra Hamurabio kodeksas, ten aiškiai reglamentuotas atlyginimas, yra paskolos, palūkanos. Tai parodo, kad ekonomika buvo reguliuojama teise. Tvarka buvo svarbi tuo metu. Tai jis įvedė principą akis už akį. Jo teisynas padėjo pagrindus ne tik teisiniai, bet ir ekonominiai tvarkai. Sekantis būtų Ksenofontas, tai jis sukuria oikonomiką, tai yra veikalas apie namų ūkio valdymą. Jame kalbama apie darbų paskirstimą, efektyvumą bei hierarchiją. Jis laikomas vienu iš pirmųjų vadybos mąstytojų ir šiandien jo idėjos aktualios yra organizacijose. Tai jo požiūris darė įtaką tokios vėlesniems ekonomikos ir vadybos mąstytojams. Platonas, tai jis valstybėje pristatė idealios visuomenės viziją. Jo siūloma struktūra yra valdantieji, kariai ir gamintojai, kurie parodo darbo pasidalijimą. Jis pasisako prieš privačią nuosavybę valdantiems, nes skaidrumas svarbesnis už asmeninį pelną. Tai ekonominė nelygybė turėtų būti mažinama per moralinį auklėjimą ir bendruomeniškumą. Bei Aristotelis, tai Aristotelis išskyrė 2 ekonominius tipus. Natūralią, tai yra poreikiams tenkinti, ir nenatūralią, tai pelno siekimui. Jis laikė pinigus kaip mainų priemonę, bet labai kritikavo turtų kaupimą dėl pačio kaupimo. Tai vertino tą privačią nuosavybę bei kritikavo spekulaciją ir pinigų kaupimą dėl savęs pačių. Teigia, kad natūralūs mainai yra etiški, o spekulacinė prekyba iškreipia moralę. Taigi dabar panagrinėsime tokias idėjų interpretacijas. Tai Hamurabio idėjų interpretacija. Tai Hamurabio požiūris rodo, kad valstybė
turi reguliuoti ekonomiką dėl teisingumo. Tai matome ir šiandien - socialinės garantijos, minimalus atlyginimas, mokesčių sistema. Taigi tokie teisingumo principai išliko. Taigi Hamurabio kodeksas pabrėžia atsakomybę, sutartinių santykių laikymasi, tai šios vertybės svarbios yra ir šiandien. Ksenofonto idėjos. Tai Ksenofonto tokie principai atitinka šiuolaikinę mikroekonomiką, specializaciją, struktūrą, efektyvumą. Jis parodė, kaip galima valdyti išteklius ir vadovauti tai ir parodo tokius vadybos pagrindus. Taigi jis pabrėžia struktūruotą darbo paskirstimą, šiuolaikinės toks vadybos pagrindas, taigi namų ūkis kaip verslo modelio prototipas, aiškus vadovavimas, išteklių valdymas. Jo požiūris rodo ankstyvą supratimą apie produktyvumo ir organizacijos ryšį. Platono idėjų interpretacija, tai Platono visuomenės struktūra tarsi prototipas šiandieniniams valdymo sistemoms. Jo idėja, kad valdantieji turi būti išsilavinę, artima šiandienos viešojo administravimo modeliams. Jis taip pat kėlė lygybės ir moralės klausimus. Tai valdantieji kaip žinių ir vertybių tokie nešėjai, atitikmuo šiuolaikiniams politikos ir viešojo administravimo modeliams. Aristotelio idėjų interpretacija, tai Aristotelio idėjos buvo apie pinigus ir mainus, tai ekonominės teorijos pradmenys, jis kalbėjo apie moralę ekonominiuose sprendimuose, jo požiūris naudotinas šiandien vertinant spekulacijas ir finansinius tokius aspektus. Tai tokia buvo kritika besaikiam turtų kaupimui, moralinis ir ekonominis tokie pradmenys. Taigi išskiriam mąstytojus pagal šalis, tai Hamurabis yra ir artimieji rytai. Tai šariato teisė ir Hamurabio kodeksas yra panašus labai tarpusavy, abu akcentuoja atsakomybę ir sąžiningumą. Tai rodo, kad etiniai principai buvo svarbus ekonomikai, ne tik buvo tas pelnas, bet toks ir teisingumas, tai pagal Hamurabį buvo toks griežtas požiūris į tą prekybą, į palūkanas, siekis išvengti yra išnaudojimą ir nesąžiningų sandorių. Ekonomika pagrįsta moraliniais ir religiniais principais, kaip ir Hamurabio teisynas. Abu atvejai pabrėžia socialinį teisingumą ir sąžiningumą. Ksenofontas ir Japonija. Tai Japonijos verslo kultūroje matome Ksenofonto idėjas - hierarchiją, planavimą bei atsakomybę. Tai parodo, kad senovės idėjos išliko ir šiuolaikinėme gyvenime. Taigi toks buvo Ksenofonto kaip ir ūkija. Tai darbo paskirstimas ir pagarba hierarchijai būdinga tiek Ksenofontui, tiek Japonijos darbo kultūrai, ilgalaikis planavimas ir racionalus išteklių naudojimas, vadovavimas toks grindžiamas yra pavyzdžių, o ne vien tik tai įsakymais, kaip minima Ksenofonto ekonomikoje. Taigi Platonas ir Skandinavija. Skandinavijos šalis siekia lygybės, stiprios valstybės funkcijos, tai atspindi Platono viziją. Jo idėjos apie žinių svarbą valdžioje aktualios yra ir šiandien. Šios valstybės siekia ne tik efektyvumo, bet ir socialinio teisingumo. Tai valdžia siejama su žinių ir kompetencijos principais, artima Platono filosofų valdymo idėjai. Mažinama socialinė nelygybė atspindi Platono siekį užtikrinti teisingumą visuomenėje. Šios vertybės svarbios tiek Platonui, tiek ir šiuolaikinėms Skandinavijos valstybėms.
Taigi Aristotelis ir Vokietija. Vokietija socialinė rinkos ekonomiko pagrįsta etikos ir pelno pusiausvyra. Tai atitinka labai Aristotelio požiūrį. Ekonomika turi tarnauti bendram gėriui, ne tik augimui, bet ir tokiam moraliniam teisingumui. Tai reguliavimas užtikrina bendrąjį gėrį, kaip ir Aristotelio filosofijoje. Visų idėjų jos yra reikšmingos ekonominiai filosofijai, nes atskleidžia skirtingus požiūrius į turtą, tvarką ir moralę. Taigi būtų mūsų išvados, tai jeigu apibendrinant, senovės mąstytojai tai ekonomikos pradmenų kūrėjai. Jų idėjas galima rasti šiuolaikinėse sistemose. Tai parodo, kad ekonomikos istorija yra neatsiejama nuo vertybių. Tai šios idėjos padėjo pagrindinius ekonominės minties raidai tokius pagrindus, kurios elementai matomi ir šiandieninėse sistemose. Aristotelio moralinis požiūris į turto, Platono struktūruota visuomenė, Ksenofonto organizaciniai principai ir Hamurabio teisingumo siekis išlieka ir dabar labai aktualūs. Tai senovės mintys tokie įkvėpia šiuolaikinės valstybės Skandinaviją, Vokietiją, Japoniją bei artimuosius rytus. Idėjų taikymas prisideda prie sąžiningesnės, tvaresnės ir vertybėmis grįstos ekonomikos kūrimo. Tai būtų mūsų tokie diskusiniai klausimai. Ir čia yra literatūros sąrašas toks ir šiuolaikiškas, ir tas klasikinis toks senesnis truputėlį. Tai ačiū Jums labai už dėmesį ir viso gero.